Sveiki turbūt. Matai, 321. Sveiki visi, jo, kokiais ten kanalais bežiūrėtume, tai iš karto informuojam, kad čia yra live transliacija Facebook. Ir pirmas tikriausiai dalykas, mes ką norim pasižiūrėti, tai yra kaip čia pas mūsų garso kokybė, su vaizdo kokybė ir visais kitais galais. Ir jeigu viskas yra tvarkoje, tai šiandien turėsim tokį labai fainą video ir to video esmė yra, reiškia, pabandyti valandos bėgyje išmokyti jūs perskaityti bet kurį žmogų per 30 sekundžių. Užbėgdamas į priekį iš karto informuoju, kad tai nebus, kaip čia pasakyti, labai gilus perskaitimas, dėl ko. Pirmas dalykas, mes turim 30 sekundžių, antras dalykas, mes turim valandą laiko, per kurią turim sudėti kažką tai, kas jums padėtų geriau pažinti kitus. Tai dabar išeinant iš to, reiškia, mes suprantam, kad galim pabandyti pasidalinti baziniais dalykais, kurie padės žymiai lengviau pažinti kitus, galbūt kažkuria forma ir save. Tai va toks mūsų šiandieninis tikslas. Pirmas dalykas. Antras dalykas, aš jau dabar neatsinešiau, bet iš karto noriu paraginti visus, kad spaudžiam dalintis ir klausimas, kas iš to, kaip jūs jau šiais laikais pripratę, tai vienam iš jūsų, mes, man atrodo, nes rytoj šeštadienį sekmadienis, mes pirmadienį išrinksim vieną nugalėtoją ir jums padovanosim Laidoskaitos knygą su mano autografu. Tadam! Dabar jau turit priežastį ir galit pasileisti plaukus ir galit dalintis. Va, kolegė mane jau stabdo. Sakyk, nėra garso, ne? Aš visą tą laiką šiek tiek prakalbėjau su savim. Garsas yra, bet tu vis tiek prakalbėjai pats su savim, nes dar žmonės nespėja prisijungti. Ne, tai viskas tvarko, tik vis tiek tas įrašas eina, aš suprantu, kad jisai kažkuria prasme bus, kaip čia, aš kaip prisijungiu, aš galiu klausyti nuo pradžių, galiu klausyti nuo ko prasidėjo. Kai vyksta laivas, man atrodo, tu negali klausyti nuo pradžių, tu įsiterpi būtent toj vietoj, kada vyksta laivas, o jau kai jisai pasibaigė, tada tu gali pradėti žiūrėti nuo pradžių. Tai aš sakyčiau, biški, įkvepiam, mes dar realiai 2 minutės turim žmonės, mes čia išėjom truputėlį anksčiau, tiesiog, vedami to, kad neduok die, koks nors garsas pas kažką stringa, nežinau, vaizdo nėra ir panašiai, bet aš norėčiau pasižiūrėti, o iš tikrųjų, kaip galima matyti, kiek mes čia turim žiūrinčių, nes šiandien... O mes jau dabar matom komentaruose, tai mes visų pirma, ko galim padaryti, reiškia, matau, kad Kristina yra prisijungusi, Reda mūsų. Tai kolegos ir Kristina klausimas, jo, kaip girdisi, kaip matosi, jeigu viskas yra gerai su kokybė. Duokit žinot. Ir pradžiai, biški truputėlį apie grįžtančią vasarą pasikalbėkime. Kaip dabar? Žinai, ko man labiausiai gaila? Atostogų blogų? Ne. Man labiausiai gaila yra moksleivių, klausimas, kodėl. Tai visą rugpjūtį jie prakentėjo, ten didžiąją dalim lyjo ir panašiai. Ir dabar prasidėjo rugsėjas, jiems reikia sėdėti mokykloje. Ir oras yra fantastiškas. Ja. Tai išeinant iš oro, aš irgi truputėlį prisibėjau, kad šiandien ir pas mus bus biškai mažiau žmonių, nes, aš nežinau kaip pas jūs, bet pas mus tai 27+. Ir čia kaimynų mergaitė mėtosi po visus kiemus, bet nieko neranda, nes visi draugai kažkur išvažiavę, žinai, maudytis ir panašiai. Tai va, tai sugrįžo vasarą ir tai yra fainai. Ir sakyk. Nieko, aš galvoju, kad žmonės vis tiek labai gal toli neišsilakstys, kadangi bet kokiu atveju rugsėjas prasidėjo, tai aš kiek bent jau iš aplinkinių girdžiu, tai rugsėjas prasidėjo su, nežinau, dūmais iš ausų, matyt, visi jau laukia tą vasarą kažkokią, bet, vis dar vasarą, vis dar atostogų režimas, o jau rudenį tai jau pradėsi. Tai ir pas mane lygiai taip pat buvo 2 dienas, tokio, žinai, juodo atrodo sėdėjimo prie kompo, kada vaikus išleidau į darželį. Matau, po biškį jungiasi žmonės, 14 žmonių, sveiki mielieji, smagu, dar laukiam šiek tiek, gal kokias keletą minučių kalbamės dabar tiesiog biškį apie orą. Jeigu jau apie vasarą, tai šitą visą, aš praeitą savaitę buvau savaitę laiko lygiai Druskininkuose. Ir taip ištaškė smegenį, žinai, kad grįžau po tos savaitės, pirmąjį rytą atsikeliu ir brangioji sako, ką tu nori pusryčiams, sakau, gal galima grikio. Jis sako, žinai, pasibaigė grikį, tu nuvažiuok į parduotuvę. Sėdo šią mašiną, nuvažiuoju į parduotuvę, sėdo grikį, ten dar kažko, jeigu jau atvažiavai, tai žinai. Druskininkų nuvažiavai? Ne. Susėdėdu viską į tą, reiškia, krepšelę, ateinu į kasą, viską išsikraunu, man suskaičiuoja ir aš suvokiu, kad aš neturiu nei piniginės, nei telefono, nieko. Ir tada padeda tą krepšelį iš šono, aš grįžtu namo ir sakau žmonai, klausyk, tu nežinau, ar girdėjai, bet parduotuvėse reikia pinigų. Ir irgi pagavo ir sako, kiek aš žinau, komunizmas nepasiteisina ir greičiausiai artimiausiu metu nebus, tai dar kol kas reikia pinigų. Va, ir dar buvo antra istorija, ten irgi, kur praleidau, paskambinu vidury dienos draugui, nes rugsėjo 1, tai sakau, davai vakarė, žinai, pasiemam dviračius ir varom miestą. Jisai sako, okei, ir prabėga gal koks geras pusvalandis ar valanda ir aš galvoju, blemba, aš Tadui nepaskambinau. Reikia Tadui paskambinau, Tadui sako, taigi viską apšnekėjom. Ar sakau, jau kalbėjom? Aš sakau, kad čia su manim tik tai supranti, pas tave kažkokie tokie strigimai vyksta. Kalbant apie šitos nesumokėjimus, aš tokio pačiu situacijų buvau degalinėj, bet visiems hekas galbūt kažkas panašių situacijų susidursi. Sakau, stoviu ir rimtai sakau, nei kortelės, nei gynų neturiu. Kažkaip kažkur.
kaip sprendžiam, nes tai kūras įpiltas, čia ne taip, kaip tu Maksimo supranti, prekes palikai ir išėjo, kūras taip įpiltas yra. Ir Ir dar viena linksma istorija iš druskininkų. Aš nebaigiau sakyti, kaip aš išsprendžiau. Ai, tu nepabaigai? Kaip išsprendžiau? Tai esminis dalykas, kaip išsprendžiau. Moteris nepasimetė, sako, padarykit man pavedimą, aš atsiskaitysiu jų kortelę savo. Tai mes iš telefono labai normaliai padiktavo savo banko. Tai tu matai vis tiek kažką turėjai ir sako, jinai man ir sako, gal telefoną turi, sakau, nei to. Ai, tu net telefoną? Kaip ėjau, taip ir išėjau. Tai čia iš praeito, net ne amžiaus, o tūkstantmečio žmogus, tu bent jau kažką vieną turi turėti. Nežinau, čia jau kaimas rajonas ir dar baisiau. Ir dabar būnam, žinai, druskininkose ateinam ir ten užsimanėm, žinai, išsinuomoti vieną iš tų elektrinių dviračių, ten, žinai, tokias mašinėlės, dviračiai, kažkas tai tokio. Ir tas berniukas toks, matyt, ta prasme, vaikystėje labai tam buvo išgąsdintas, žinai, jis ir sako, reikia paso, reikia vairuotojo pažymėjimo, reikia notaro liudijimo, čia jau aš sarkazmuoju, bet ta prasme, kad jam reikia ten visų tų dokumentų. Sakau, klausyk, aš nieko nepasiėmiau, bet, sakau, tu gali paguglinti, sakau, mano vardą, pavardę, sakau, tu tikrai pamatysi, kad ten aš. Ir jisai pasiėmė, įsijungė Google ir, sako, žinoma žmogus, sakau, tai. Knygas rašau, sakau. Knygas rašau, jo. Tai kitą dieną jis man ten jūs, ta prasme, paskui neturėjom problemą su nuoma, bet pradžiai. Yra ir privalumo, ne, šituose dalykuose. Jo, yra ir privalumo, ir jeigu, pavyzdžiui, būtų ta pati situacija degalinėje, aš sakyčiau, jūs pagooglikite, aš jums tikrai atvešiu pinigus. Ai, kad tu atveši, o žinok, dėl šito dalyko aš abejočiau, jeigu pamiršai Tadui paskambinti ir piniginę pasiimti, tai, žinai, gali būti. Aš Tadui nepamiršau, aš Tadui paskambinau 2 kartus. Supratau. Kaip tik yra atsakingumas, toks, žinai, lemba, išjungiau tą visą lygintuvą ar ne, 2 kartus, žinai, patikrinau. Supratau. Gerai, turim jau 25 žmonės prisijungusius, labai smagu, mes čia vis dar truputėlį su Žydrūnu kalbam apie bendrus dalykus, nes tiesiog laukiam, kad daugiau susijungtų, todėl, kad aš manau dabar jau galima pradėti pasakoti nuo fainų dalykų. Tai pirmiausia, kad gausit kažkas dovanų šiandien, tai nepabėkit. Ne šiandien, pirmadienį, bet iš šiandien dalyvaujančių kažkas gaus dovanų Veidoskaitos knygą su Žydrūno autografu. Žydrūnas taip pat papasakos, ką mes šiandien apskritai išnekėsim, bet lygiai taip pat kurso gal pradžioje iš karto norim paanonsuoti, kas apskritai domisi, galvoja, atsivarstot jungtis prie Veidoskaitos. Pavyzdžiui, didžiojo kurso, tai šiandien irgi yra tas laikas, kada galite užduoti klausimus. Tarkim, jeigu kažkokių tai yra dar klausimų apie patį kursą, tai mes šiandien norim aptarti ir techninę dalį didžiojo kurso, kas, kaip, kada vyksta, nes tai yra kartą per metus vykstantis mūsų pats pagrindinis Veidoskaitos kursas ir plus pristatyti labai smagią metodiką. Ir aš manau, mes pradėsime nuo techninių klausimų, tam, kad skaniją dalį palikti pabaigai. Bet tu gali papasakoti, apie ką bus skani dalis dar kartelį, antrą kartą. Kaip aš ten sakiau? Gerai, tai pradedam labai rimtai, blevyzgos baigėsi, vasaros visi geštaltai uždaryti. Tai sveiki, mėlyjei. Šiandieną, kaip jau buvo anonsuota, turim tokį labai rimtą tikslą, iššūkį. Ir mūsų tikslas yra pabandyti išmokyti jūs, reiškia, perskaityti kitą žmogų per 30 sekundžių. Sakysit, misija neįmanoma, mes vis dėlto turim tą norą pabandyti ir dabar kalbant apie tą pabandyti, tai kaip ir minėjau, reiškia, užbėgant į priekį, tai nesitikėkit, kad čia pasakysim, tiksliau išmokinsim, reiškia, tiksliai labai pasakyti, kada vaikystėje iškritote iš vežimėlio, ta prasme, tai reiškia, iki tokio gilio neinam, tada ten dažnai dar būna, reiškia, kiek aš metų gyvensiu, tai ten irgi neinam, ta prasme, eisim tik tai tą pusę. Dar vyras ištikimas ar neištikimas, irgi ne, minčių neskaitom, irgi ne, žodžiu, viskas ne. Bet šitą visą pabandysim išmokinti tokius pagrindinius bazinius dalykus, ką reikia atpažinti veide, ta prasme, ir kokia reikšmė yra už to. Pirmas dalykas. Antras dalykas, kaip ir minėjo Indra, reiškia, tai kviečiam visus dalinti šituo video, nes, sąžininkai sakau, pirmadienį viešai, oficialiai Veidoskaitos puslapį mes paskelbsim, reiškia, išrinksim vieną nugalėtoją, kuriam aš padovanosiu savo knygą apie Veidoskaitą, su parašu ir panašiai. Va, tai tiek tų visų anonsų, tiek visų įvadų. Kad mes galėtume atskirti, tai uždėkite reakciją po šito video, laikų, širdelę, kažką, kad mes matytume ir pasidalinkite juo. Kitas dar prašymas būtų, man pačiai būtų labai smagu, aš komentarus dar čia šonę skaitau, ką žmonės rašo, Edvinas rašo, sveiki, kas čia vyksta, ne, nu faina, aišku, Edvinas irgi yra mūsų absolventas, sako, netyčia užklydau, kas čia vyksta, tai į tokius komentarus mes šiandien turbūt neatsakinėsim su visą pagarbą ir linkėjimai, Edvinai, bet jeigu esate pirmą kartą čia, jeigu kažkiek čiupinėja Veidoskaitą, jeigu apskritai turit klausimus apie tai, tai šiandien drąsiai rašykite savo komentarus, klausimus, norėtume į juos atsakyti, Edvinas rašo, aš laimėjau jau. Edvinas Sesionis panašu, kad yra prie ežero, ta prasme, ir šitą visą ten kažką ragauja, nes jis rašo, aš laimėjau jau. Tai kolegos visi, kas skaito, neįsigaskite, Edvinas dar kol kas nelaimėjo, ta prasme, čia tiesiog galbūt, nežinau, toks optimistinis bandymas paveikti komisijas. Jo. Tai va, tai dalinamės, kaip ir minėjom, reiškia, vienam iš jūsų padovanosim knygą.
Va, ir manau, kad galim pradėti. Jo, ir kol mes pradėsime kalbėti apie apskritai, kaip ir minėjau, apie tuos techninius dalykus, truputėlį pristatyti didįjį kursą, kuris startuos rugsėjo 22 dieną, jūs dar biški brūkštelkit, kas šiandien esat su mumis. Kad aš tikrai iš vardų matau ir mūsų senbuvių, bet man įdomu pamatyti, kiek yra tokių, kurie dar, sakykime, nieko nestudijavo, kokį kažkokį savo, nežinau, įsivaizdavimą apie videoskaitą turi. Tai biški parašykit komentaruose, būtų tikrai smagu pasiskaitinėti. O kalbant apie didįjį kursą, sakykit. Ne, tai labai trumpai, ta prasme, tie iš mūsų, kas jau pas mus buvot ir mokinotės, ta prasme, rašykit komentaruose žodį ligonis. Ne, tai čia reiškia, kad veidoskaitos ligonis, ta prasme, mes jau suprasim, kad čia tas infekuotas, tai reiškia mūsų žmogus užkrėstas ir panašiai. Čia man primena, žinai, kaip buvo veidoskaitininkų vasaros sąskrydis. Sveiki, žinai, aš Edvinas, labas, Edvinai. Primena jo, maniminio veidoskaitininkų sąskrydį, žinai, kur vienas. Jo. Tai va, tai grįžtam prie rimtų dalykų, nors pas mus visi rimti dalykai visą laiką yra su humoro gaidele, tai ir didysis kursas irgi atitinkamai toks pats. Rugsėjo 22 dieną. Tai yra mūsų pats pagrindinis, šiais metais jubiliejinis 10 didysis kursas ir tikrai kitoks negu visi iki šiol buvo. Tai kodėl pirmiausia apskritai didysis kursas? Todėl, kad mes studijuojam 3 mėnesius, išsamei ir jau. Aš dovanas galiu pristatyti, tu bendrai pasakyk, o aš dovanas pristatysiu. Gerai. Nu tai pirmiausia tada bendrai, tai kaip ir sakau, 3 mėnesius studijuojam, kaip viskas vyksta, tai yra kartą per savaitę mes talpiname paskaitą apie tam tikrą atskirą parametrą, pavyzdžiui, apie kaklą atskirai, apie smakrą. Ir vieną savaitę mes studijuojame vieną tą parametrą, dedam daug praktikos. Gerai, apie praktiką vėliau pasakysiu, kalbėk apie dovaną, žinau, kad tau sunku išsėdėti ramiai. Ne, tiesiog skaitau, man šypsena iki ausų, reiškia, Vaiva rašo ligonis. Kitas rašo Verdiana, rašo juodas infekuotas ligonis. Va, ir jeigu čia svetimas žmogus dabar, kaip Edvinas, kuris yra mūsų žmogus, bet jeigu būtų svetimas visai žmogus, ateitų čia galvotų, blemba, palatos susirinkimas, ta prasme, čia vien tik tai ligoniai. Bazinis praeitas laukiamas didysis, truputį su liga. Va, ir kalbant apie dovanas, reiškia, dėl to išeina, kad tai yra 10 jubiliejinis ir panašiai, reiškia, mes planuojam turėti labai daug rimtų svečių. Ir klausimas, kas tai per svečiai. Tai dabar aš nepasakysiu vardą ir pavardės, jūs tikrai žinosit, galbūt girdėjot, galbūt ne, reiškia, mes turėsime žmogų, kuris mums pasidalins apie tai, kaip skaityti akies rainelę. Ir būtent tas skaityti akies rainelę, tai yra ir sveikata, ten tiek. Pagrindė, taip, tai yra, aš truputėlį pabrėšiu, tu sekančią pristatysi. Tai rainelės skaitimas vadinasi irido diagnostika. Ja pristatinės labai unikali, iš tikrųjų, įdomi moteris Jūratė, kuri šiaip jau yra medikė, tai jeigu turit kas nors kažkokias tai alergijas netradicinėm metodikom, tai žinokite, kad čia yra žmogus dar ir su medicininiu išsilavinimu. Ir taip, rainelė lygiai taip pat neša labai daug informacijos apie mūsų, ypatingai apie mūsų sveikatą, apie organų būklę, pagal tai galim nustatinėti sveikatos šitą mitybos planą ir taip toliau. Be kita ko, mes turėsime su ją net ir live susitikimą dar iki didžiojo kurso, tai jeigu kažkas tai esate čia neplanuojat būti didžiajam kursui, tai bus toks pristatymas trumpas apie tai, kas yra irido diagnostika, bet didžiajame kurse tai bus visa paskaita skirta tam. Sekantį šitą visą dar vienas mūsų svečias, tai bus tokia Silvija. Ir Silvija yra žmogus, kuris pristatė knygą ir ta knyga vadinasi, reiškia, moterų archetipai remiantis graikų deivėmis. Tai ten fantastinis, įdomus dalykas yra ir ten netgi yra taip pačioje knygoje sudėta, kaip tai galima atpažinti iš tos pačios veidoskaitos, nes Silvija irgi ligonis mokinosi pas mus. Tai va šitą turėsim, po to dar pas mus bus akupunktūros specialistė. Taip, irgi žmogus ligonis, irgi mūsų buvusi absolventė, jinai yra tradicinės kinų medicinos atstovė, stipriai irgi tame yra ir kalbės būtent apie taškų, šiaip tai jinai apie ten daugelį taškų, meridianų ir mes jau kai šnekėjom, tai ten yra tiesiog visas žemėlapis, bet mintis yra tokia pastudijuoti veido žemėlapį ir taškus veide, kurie lygiai taip pat gali padėti daugelį atvejų. Tai yra ir streso mažinimui, ir grožio, ir atsipalaidavimui, ir ten kažkoks savimasažas prie 5 minutės. Nu, žodžiu, viskas apie tam tikrus taškus remiantis kinų mediciną. Tai irgi be proto įdomi paskaita. Laivas beje su ją taip pat bus kitą penktadienį ir dar kitą penktadienį laivas su ją metu bus irgi daug dovanų. Viena iš jų bus beje galimybė laimėti jos ir konsultaciją. Bet apie tai kitą savaitę sekit, nužiūrėkit, stebėkit. Na ir ketvirtas svečias, ne visai svečias, ta prasme visi pažįstat, bet šitą ligoniai pažįstat jo. Pirmą kartą didžiojo kurso istorijoje, reiškia, atsiranda mikroveidoskaitos pamoka, kaip čia pavadinti. Reiškia, mokinsimės veide nuskaityti bazinę emociją pagal tos konkrečius tam tikrus požymius. Va, nes vasarą, reiškia, kas buvo atskrydį, tai žinot, reikalą čiupinėjom, ta prasme, ten buvo keli pokalbiai, kur visi sakė, blemba, šita tema visai tiktų veidoskaitai.
Va, ir pagalvojus, ta prasme, supratom, kad tai galėtų būti ta vieta, ta metodika, reiškia, kuri padėtų atsakyti kai kurios klausimus. Reiškia, kas yra tam veidė atsispaudę, reiškia, ilgalaikiai perspektyvoje, kodėl, kas to galima padaryti ir panašiai ir panašiai. Vėl grįžti prie to paties Tado, kuriam aš skambinau 2 kartus, reiškia, mes su juo susitikom su dviračiais. Ir jisai man pasigodė, jisai sako, turiu tokią bėdą, sako, nemoku, kaip čia, bijau prieiti prie merginos, reiškia, ir ją tam užkalbinti. Nebūtinai suviliot, bet tiesiog užkalbinti. Ir aš jam sakau, taigi paslaptis labai paprasta, sakau, tu pabandyk savo atsakyti klausimą, kokia yra dominuojanti merginos emocija, sakau, ir žaisti tą žaidimą, kuris yra už tos emocijos. Jeigu yra, sakau, ten kažkokia labai aiškiai matoma baimė, sakau, tai tu turi būti tas, kuris yra ten stiprus, savim pasitikintis ir panašiai. Čia aš labai dabar viską sutirštinu, bet kad suprasti kontekstą, žinai. Jeigu, sakau, liūdėsiukas, viskas, sakau, melancholikai, tai ten labai paprastai atsirakina. Va, ir panašiai. Tai tikslas nėra čia išmokti, reiškia, kaip suvilioti moterį, bet šitą visą principas yra tas, kad mokėti perskaityti bazinės emocijas, ta prasme veide, čia yra tas bendras veidas mūsų, vadinkim, tai ta prasme ten yra pakankamai daug informacijos. Į 2 gerus klausimus, pat atsakysim, aš dar apie mikromimikos, asmeninė patirtis, prieš 2 savaitės vedu mokymus, prieina moteris, dirba su vaikais ir sako, aš nesuprantu, kodėl žmonės, kai pirmą kartą mane pamato ir vaikai manęs bijo, prieš mane stovi. Nesuprantu, kodėl manęs bijo. Koks čia? Toks labai, žinai, tu matai iš karto. Įsitempęs. Bet taip stipriai, žinai. Ir aš sakau, bet pas jūs veidė jau iš karto, bet sako, bet aš visiškai ne apie tai. Ašgi tokia mylinti, tokia gera, žinai. Ir ta prasme, iki tokio lygio, kad, žinai, kai tie pesimistai, kurie nepripažįsta, kad jie yra pesimistai ir sako, kad jie yra realistai. Va čia tas atvejis, ir aš sakau, bet pas jūs iš tikrųjų yra, ir aš pirštais parodžiu, žinai, tas. Jo, jinai sutinka, pripažįsta gyvenimo įvykį tam tikri, įsispaudė į veidą ir dabar tarsi visada tai transliuoja. Sako, tai ką man dabar daryti, žinai, sako, tai jau viskas, nes ir balsas toks, ir veidas toks, nesakau, ne viskas, tikrai yra ką galima daryti. Klausimas, žinai, pirmiausia suvokti, kad yra kažkas, su kuo reikėtų pradėti daryti. Būtent ir klausimas, irgi tas pats žmogus, reiškia, tas pats Tadas manęs klausia ir sako, tai kaip čia taip, sako, žmogus gimė ir jam ten kažką įspaudė, sakau, ne, čia, sakau, gali būti gyvenimo aplinkybės, sakau, gali būti tam tikri polinkiai, bet šitą visą pasižiūrėjom, paskui nepatingėjom, mes ten YouTube, reiškia, pasiieškojom tų šventų žmonių, ten, žinai, veidų, ta prasme, iš tikrųjų, jeigu žiūrim, pavyzdžiui, kažką tai prieš ir po, tai pasikeičia tas veidas. Lygiai taip pat atsimeni, mes esame analizavę karių, reiškia, yra jaunas jaunuolis, žinai, jam 25 metai, ta prasme, jis staiga praėjo ten 3-5 metų bėgi karą. Tai pakeičia tą veidą, dieve. Tai mes apie dvynius esam lygiai taip pat kalbėję, atrodytų dvyniai, bet gyvenimas kažkaip skirtingai pavedžioja, nes, nesakykit, niekada nebus su to, net jeigu su tuo pačiu vyru miegota, abi 2 moteris greičiausiai vis tiek pas vieną veidas būtų labiau sudaužytas, nes kažkurį tai būtų dėl to nepatenkinta. Tai yra, jo, gyvenimas visi palieka įspaudus. Įdomus dalykas, kaip, pavyzdžiui, apie atsimenė akių asimetriją, tą nagrinėjom, kad jau labai dažnai žmogus su tuo ateina. Tai mes didžiajam kursui apie tai kalbėsim ir dabar kaip tik klausia, Gitana, kokią kaina didžiojo kurso. Didžiojo kurso kaina yra 390 €, šiuo metu yra galiojanti 20% nuolaida, ten gaunasi berods 312, jeigu aš neklystu, tai dar tikrai turit galimybę įsigyti su nuolaida. Asta. Dabar aš Astas atsakysiu, ta prasme, klausimą, padarykite nepagydant ligonėms ir panašiai. Kitą savaitę gausite apie tai laišką. Jau ruošiamas laiškas visiems nepagydomiems ligonėms pabaigusiems didį kursą su specialiu pasiūlymu. Aš garsiai pasakysiu, ta prasme, ligonėms yra speciali kaina, ta prasme, ypatingai speciali kaina, nes mes vertinam tos savo ligonius, prižiūrim juos. Ir šitą visą, kaip ir minėjo Indra, reiškia, visi gausit laišką su ta specialia kaina. Taip, tai čia kalbame. Tai ten bus tie visi 4 ir bus dar plus galimybė, jeigu norit, ta prasme, nes iš ko išėjo ta visa kaina, iš ko išėjo ta idėja, 3 žmonės, berods, aš dabar nebesuskaičiuosiu, reiškia, parašė mums, kad klausimas buvo toks, noriu pasikartoti, bet kažkaip tai aš jau ten pusę, nes problema yra kokia. Facebookas padarė taip, kad ten kažkelintų metų, reiškia, visus senus tos video, kurie buvo sukelti, tiesiog ištrynė. Ir grubiai kalbant, tose grupėse, kurios buvo pasilikę, reiškia, nebėra galimybės pasikartoti. Tai išeidami iš to, reiškia, mes ieškom sprendimų. Tai visi tie, kas klausotės, jeigu esat baigę nors vieną didįjį kursą, tai teoriškai jūsų kontaktai yra pas mus duomenų bazėje ir kitą savaitę yra ruošiamas specialus laiškas būtent jums, su specialiu pasiūlymu būtent jums išklausyti šitas papildomas paskaitas. Bet tai čia sakau, buvusiems absolventams. Grįžtant prie didžiojo kurso, biški dar techninių dalykų, tai kaip viskas vyksta ir kodėl akcentuojam apskritai tokį mokymąsi, todėl kad veidoskaita šiaip jai labai reikalinga praktika, neišvengiama. Jūs galite, aš galiu šiandien pasakyti, kad, pavyzdžiui, ilgos kaklas, kaip pavyzdys, indikuoja žmogaus smalsumą. Ir ką?
ir jūs išėję į gatvę, kaip jūs galėsite iš karto pamatyti ir atskirti, koks yra tas ilgas kaklas. Tai šiandien mes per 30 sekundžių bandysim jums dar paaiškinti, ant pirštų parodyti tos veido parametrus, bet tikroji veidoskaita reikalauja be galo daug praktikos. Ir mūsų kursuose, tuose gyvuose, kur yra su asistentais, pavyzdžiui, didysis kursas arba bazinis su asistentais, ten esminis dalykas yra akcentuojamas praktika. Kaip vyksta praktika? Keliam savas nuotraukas, pirmiausia, studijuojam uždaroj grupiai. Keliam savas nuotraukas ir natūralu, kad iš tų nuotraukų bandom atpažinti. Kuo daugiau skirtingų veidų pamatom, tuo labiau gebam atpažinti, tai koks yra tai parametras. Kita be abejo praktika yra visada išėjimas į gatvę ir stebėjimas žmonių eilėse, autobusuose. Patikėkit manim, būna 1 rugsėjo mėnuo, teisingiau pabaiga, 1 savaitė būna juokinga. Dalis žmonių pakraupia, nes kita dalis žmonių vaikšto tiesiog nagrinėdami, apžiūrinėdami. Tai komentarų būna linksmų, bet taip, tai yra apie praktiką. Viską studijuojam grubiai 3-3,5 mėnesio, kadangi čia dar pasipildė papildomų paskaitų, tai žiūrėsim, kaip tikslas yra išeiti visas paskaitas ir visada, jeigu tik tai yra noro, po visko turim gyvą susitikimą Kaune. Organizuojam dažniausiai po naujųjų metų gyvą susitikimą. Tai jeigu bus noras, lygiai taip pat jį turėsime. Čia tokie grubiai techniniai dalykai. Jeigu yra kažkokių klausimų, sakau, rašykite. Jeigu tu turi ką papildyk. Galim pabiškiudėti. Mūsų tas įvadas ir anonsas užtruko 18 minučių. Primena vieną linksmą istoriją iš mūsų gyvenimo, žinai. Važiuoju į parduotuvę ir brangioji sako, tiksliau aš sakau, ką nupirkti. Jis sako, bazinių dalykų. Tai aš ten pripirkau visokių varškės surelių ir viso kitą, žinai. Grįžta, padedu ant stalo, žiūri ir sako, čia baziniai dalykai. Sakau, čia baziniai dalykai. Tai mūsų baziniai dalykai užtruko 18 minučių. Jo, tikiuosi, visiems visus klausimus atsakėm. Nu ką, ir galim pradėti to, ko mes čia susirinkom. O mes šiandieną susirinkom, reiškia, išmokyti jūs per 30 sekundžių perskaityti bent jau pagrindinį kažkokią tai žmogaus bazę. Pirmas dalykas. Antras dalykas, prieš einant vis tiek į tą gylį, reiškia, primenu, kad raginu, prašau dalinti šito įrašu, nes kaip ir minėjom, reiškia, pirmadienį viešai garsiai išrinksim vieną žmogų, kuriam padovanosim mano knygą Veidoskaita praktinis vadovas su parašu ir tuo adresu atsiųsim, kurį jūs nurodysite. Taip, reakcija, laikas, širdelė, kaip norite ir pasidalinimas. Gerai, tai dabar einam į pačią, kaip čia mėsą pavadinkim taip. Tai prieš, ką Indra minėjo, reikia labai užakcentuoti. Pirmas ir labai svarbus yra dalykas, ir pavyzdžiui, tas pats mano draugas Tadas daro tokią vieną strateginę klaidą. Jisai kažkada manęs paklausė kažko apie lovos reikalus ir aš jam pasakiau, kad asimetrija, tai reiškia bus tokie neįprasti eksperimentai ten ir panašiai. Ir dabar jisai visur mato asimetrijas ir jam visur yra Kamasutra. Aš sakau, klausyk, tu per vieną, sakau, nenuspręsk visko. Tai lygiai taip pat, kaip ir Tadui, taip pat ir jums sakau, ta prasme, hebrytė, per vieną nekabinkim visko ir čia labai svarbus yra momentas. O dabar yra, nežinau, aš neturiu lentelės, bet jeigu šitą kelsiu, tai čia bus didžiosiam, bet didžiosiam raidėm. Pirmas ir pagrindinis dalykas, skaitant veidus, tai yra sąžiningai savo atsakyti, kas yra tie 3 viename. Ir ką reiškia tie 3 viename? Kokie 3 dalykai šitam veide dominuoja. Bet turint šitos 3, ta prasme, mes jau galim kažką tai kabinti. Nes daugelio mūsų mokinių problema yra ta pati, kad reiškia, ta prasme, mes išmokstam ten, aš nebeskaičiuoju, bet sakysim, yra apie 2000 tų visų bruožų, reikšmių, surišimų ir panašiai. Ir tada jisai pasigauna tą kažkokį tokį vieną, ta prasme, ir sako, va čia yra esmė. Indra jau žino, tam tos chrestomatinės istorijos su Tomu, kur reiškia vyksta mokymai, susirinkę, tie mokiniai mokinasi, reiškia tie žmonės iš gatvės, kurie nori būti perskaityti ir panašiai. Ir Tomas ant visos salės šaukia ir sako, Žydrūnai, sako, kokie pas tą merginas peneliai. O jisai pasirodo apie ausus penelius. Okei, tai irgi turi reikšmės, bet šita visa, tai yra tas vienas konkretus ir klausimas yra toks. Jeigu tai būtų ateina, pirmiausia, įeina ausus peneliai į kambarį, tai galbūt tada galim sakyti. Tai tada ir būtų, tai būtų numeris 1, ta prasme. Tai va čia esminis dalykas ir yra, ta prasme, kas yra tie 3 labiausiai dominuojantis. Dabar komentaruose jums irgi sakau, ta prasme, pabandykit sąžiningai atsakyti savo klausimą, reiškia, kas pas Žydrūnai yra numeris 1, numeris 2, numeris 3, ką labiausiai pastebit. Lygiai taip pat su mūsų kolegė Indra, reiškia, kas pas Indra jūsų nuomonė yra numeris 1, numeris 2, numeris 3. Ligoniai, nekomentuokit, jūs viską žinot. Aš tik galvoju, ar mes čia turim šiandien prisijungusių neligonių, tai yra, yra, kas studijuos didįjį kursą, kažkas galbūt nekomentavo, tai pabūkit drąsesni ir žiūrėkit, jūs galite, spėliokit, ta prasme, taip kaip jums atrodo,
plaukų tik tai netraukit, plaukų, antakių ir blakstienų netraukit va šitų dalykų, bet visą kitą tai tikrai mes kalbam ir apie atskirus veido parametrus, kaklas, makras, lūpos, nosis, akys, kaktos ir taip toliau, ir apie zonas, pavyzdžiui, nes ko tu nepasakei, būtent apie veido zonavimą, tas irgi yra labai svarbu. Tai bus, aš dabar pradėjau nuo pagrindinio, tai reiškia, ta prasme, 3 viename. Prisiminkite tą pačią kavą, ten Nescafe ar kažkieno, reiškia, 3 viename. O tai yra tas veidas vienas, kaip po toks, ta prasme, kas yra jame tie 3, kurie labiausiai dominuoja. Tai galbūt truputėlį užvesiu, ta prasme, kad jeigu mane, sakysim, stebim, jeigu būsim kažkiek tai objektyvus, ta prasme, tai iš karto į pirmą vietą, reiškia, pas mus krenta kakta. Nu, tenai aukščiausia, plačiausia ir panašiai. Net blizga, dabar su šviesa reikia pasimažinti, va, o gal 27 savo daro, nežinau, bet šiaip nėra karšta. Nes tu nenori pamatyti, su kokiam kelnėm aš čia sėdžiu. Nu, kaip su kelnėm. Ne visai kelnės, bet... Ne, aš nenoriu. Vasarą už lango. Va, ir šitą visą. Tai pas mane pirmą vis tiek, ta prasme, tikrai labai aiškiai, ta prasme, jeigu, sakau, sąžininkai turim išrinkti iš to visko, kas matys. Turim komentarą pirmą, matai? Va, nosis komentaras yra veido plotis, smakras. Tai vis dėlto kakta būtų pirmoje vietoje. Viską žiūrėkite, ta prasme, jeigu pas žmogų veide dominuoja kakta, tai automatiškai tai bus žmogus, ta prasme, kuris vienokia ar kitokia forma daugelį gyvenimo situacijų, reiškia, tikrai remsis intelektu. Tai kitaip kalbant, ta prasme, jisai kur bebūtų, reiškia, ieškos kažkokios tai loginės prasmės, ta prasme, bandys tai suprasti, bet būtent per tą patį intelektą. Antras, kas pas mane tikrai krenta į akis, ta prasme, tikriausiai irgi visi sutiks, ta prasme, tai yra toks nevyriškai didelės akys. Dabar, kas jau studijavot, žinot, kas nestudijavot, pasakom iš karto, ta prasme, akies rainelės dydis, ta prasme, parodo, kiek žmogus yra psichologinis donoras. Psichologinis donoras mūsų kalba tai reiškia tas, kuris nori padėti, pagelbėti kitiems ir panašiai ir panašiai. Tai jeigu žinot mane aplamai, ta prasme, tai žinot, kad mano veikimo būdas ir yra pabandyti sudėtingus dalykus paaiškinti paprastai, čia ta pati kakta, bet pagrindinis dalykas arba tikslas yra, reiškia, kažkuria prasme padėti kitiems. Dabar šita visa trečias, kuris krenta, ta prasme, tai akivaizdžiai yra, ta prasme, didelis smagas. Bet nemato žmonės tavo kaktos, aš žiūriu komentarų, realiai nemato pirmoje vietoje tavo kaktos, kad ir kaip būtų. Nu, va, čia reikia primušti akį, ta prasme, bet tikrai sakau, sąžininkai, bet pirma vis tiek yra kakta. Nu, tai iš to ir gaunas reiškia, kad čia yra intelektualas, brūkšnys, psichologinis donoras, ta prasme, kuris yra dinamiškas, tai reiškia, ta prasme, kad jisai norės, kad būtų kažkokia tai įvairovė, jisai norės tai daryti skirtingais būdais ir panašiai ir panašiai. Nu, ir kas žinote, ne, tai reiškia, yra veidoskaita, yra teatras, yra ten, o jas, Marija, kiek yra pas mane tų veiklų. Tai va, iš to ir gaunas, ta prasme, kad va, iš tų tokių 3 bazinių dalykų mes jau galime matyti kažkokią tai žmogaus paveikslą. Gerai, tai dabar, kad būtų dar objektyviau, reiškia, einam į Indrą. Jo, bet aš, žinau, prieš einant į mane, aš vis dėlto noriu žmonėm truputėlį duoti, nu, kad jau mes kalbam ne tik tai apie tave ir mane, bet tą tokį bendrą supratimą, žinai, o tai kaip, nes iš komentarų matau, kad, tarkim, va, veido plotis, ir ne pas tau komentuoja, kad veido plotis, smakras, pavyzdžiui, kaklas net ne kakta, vis tiek mato kaklą pirmoje vietoje, ar ne? Arba, pavyzdžiui, nosis, okei, ir kakta, akys, smakras, nosis, nu, vis tiek kaktos irgi nemato, tai žiūrėkit. Vienas iš paprasčiausių, tokių greičiausių žmogaus skaitimo būdų yra dalinimas žmogaus veido į 3 dalis, 3 zonas. Ir tos 3 zonas, į zonas. Ir 3 zonos yra nuo, sakykime taip, smakro apačios iki nosies pradžios, tada kita zona nuo nosies pradžios iki grubiai antakio vidurio ir nuo vidurio antakio iki plaukų linijos. Va čia yra 3 zonos. Ir šitos 3 zonos turi savo 3 skirtingas reikšmes. Ir jau jų kaip čia pasakyti, gebėjimas pamatyti, kas pirmoje vietoje dominuoja, jau gali pasakyti apie tai, kaip žmogus veikia. Truputėlį papasakosiu apie zonas, gerai? Ką kiekviena reiškia. Kaip Žydrūnas ir sakė, tarkim, kakta aukšta, tai vadinasi, žmogus veikia iš intelekto. Tai yra, jeigu Žydrūną dabar pasižiūrėtumėt, brėžtumėt va tą liniją, žiūrėtumėt zoną, nu tikrai jinai ten kažkur nori užsibaigti. Indra. Nėra dar pevelį išdegusi. Jo, bet... Mes turim tokį vietinę anekdotą, reiškia, jeigu žmogus turi tą vadinamą plikę, pavadinkim taip, tai mes sakom, kad tada plaukus skaičiuojam nuo šiknos. Žiūrėkit, jeigu kažkas turi, ta prasme, šitas plaukų nebuvimas ten parodo, kad pas jūs labai stipriai apkrautas yra intelektas. Ir jūs labai daug jo naudojatės, o pliusinė pusė šito viso reikalo yra, jūs dabar nežinau, kur gyvenat Vilniuje, Kaune, Panevėžy, pasižiūrėkit, niekada gyvenime nesutiksit benamio be plaukų. Tai tas plaukų neturėjimas garantuoja, kad nebūsit benamis. O tau jau pabiški grės pradeda, ar kaip? Ne, pas mane, aš dar kol kas į benamius taikau. Tai va, nu tai ką norėjau pasakyti, tai jeigu pirmoje vietoje pas žmogų dominuoja kakta, tai vadinasi, mes suprantam, kad žmogus kaip veikia, tai pirmiausia per protą. Tai yra, aš mėgstu tokią alegoriją duoti, žiūrėkit, įvyksta situacija, žmogus gali daryti, gali veikti, gali bėgti,
gali sustingti, gali galvoti, kaip toje situacijoje išeiti. Tai pirmiausia, šitas žmogus galvoja, kaip iš tos situacijos išeiti. Jeigu mes turim centrinę veido zoną, pirmiausia, ryškiausiai matoma, tai apie ką yra centras, tai yra apie emocinį intelektą. Tai vadinasi, žmogui yra svarbu. Taip, bet ko tu nepridėjai, reikia paantrinti, ta prasme, žmogus gali galvoti, žmogus gali bėgti, žmogus gali pabandyti pajausti. Pajausti, taip. Čia būtent tas emocinis reiškia kampas. Tai emocinis yra būtent apie pajautimą. Kad pabandytume suprasti paprasčiau, jeigu čia eina per galvą, čia vadinasi eina per jausmą. Bet apie ką tada yra žmogus, pas kurį yra stipriausiai išreikštas centras? Tai pirmiausia, jis gali būti apskritai apie pajautimą gyvenime, veikimą iš jausmo, apie kūrybinius dalykus. Jam gali būti svarbu net ne tai, ką jisai daro, o kaip jis tame jaučiasi, ką jisai daro. Svarbiausia, tarkim, kolektyvas, kad būtų geras. Yra daugiau ten tų tam tikrų niuansų, bet jeigu jūs matot stipriausiai išreikšti aukščiausią centrą, jūs suprantat, kad dominuoja emocinis intelektas ir ten kertinis žodis yra jausmas. Aš paantrinsiu, kažkas rašo, pas Indrą pirmiausia krenta į akis, nosis ir kakta, emocijos ir protas. Ne, pažiūrėkit, pas Indrą sąžininkai, ta prasme, jeigu tas zonavimas, apie ką Indrą kalbėjo nuo smakro pačios iki nosios pradžios, tai pas ją vis dėlto labiausiai yra čia. Tai paprašiau kalbant, liaudies kalba, reiškia, Indrą pirmą duoda į galvą, paskui klausia vardo, reiškia, paskui jau eina į kaktą, ten intelektą ir panašiai. Paskui svarstau, ką aš apie tai galvoju ir ką aš apie tai jaučiu. Ne, paskui bandau pajausti, žinai, paskui bandau pagalvoti ir panašiai ir panašiai. Nu gerai, bet jeigu... Sąžininkai, ta prasme, stipriausia vieta yra čia. Bet gerai, bet tam, kad žmogus iš tikrųjų suprastų, aš niekam dar tikrai nesu į galvą davusi, nuoširdžiai tikrai nesu davusi, bet... Ir čia mes išduosim vidinio cecho paslapčių, reiškia, dėl ko pas mes su Indra kartais nesusikalbam, dėl paprastos priežasties. Indra yra veiksmo žmogus, nes, kaip Indra jau minėjo, reiškia, čia yra tas fizinio intelekto zona, tai Indra yra tokia, kur jinai darydama atranda ramybę, atsakymus, sprendimus ir panašiai ir panašiai. O mano bėda yra tame, kad vis dėlto centrinis kompiuteris, reiškia, reikia pagalvoti. Ir kai reikia pagalvoti, reikia padaryti, ta prasme, tai yra du skirtingi dalykai, ir automatiškai per vidurį gaunasi pasistumdymas. Žiūrėk, vat istorija iš gyvenimo. Prieš 2 savaitės vedu mokymus Trakuose, grįžtu, žinai, 1,5 valandos nuvažiuoti, 3 valandas atkalbėti, 1,5 valandos grįžti, aš grįžtu namo ir mano tokia galva, žinai, jau biškiai išūžta. Ir aš vyrui sakau, žinai, aš sakau, varau į namą sienų patinkuoti, aš noriu pailsėti. Ne, viskas labai logiška. Ir kad suprastume, tas sienas patinkuoti, man tai yra kūrybinis procesas, nes aš tinkuoju su molio tinku, man ten raštai gaunasi visokie ir aš tada į tai pasineriu, aš išjungiu galvą, kuri taip, aš pripažįstu, tai nėra pirmoje vietoje, aš ją kaip atidirbau savo galvą, o dabar man norisi kažkokio tai fizinio kūrybinio veiksmo, kur nereikėtų galvoti, kur aš tiesiog galiu daryti kažkokius tai gražius raštus, tai kas man patinka ir aš grįžau tokia pailsėjusi, man buvo neįtikėtina iš tikrųjų, kaip tai suveikia. Ir lifehackas visiems iš jūsų, jeigu sąžininkai galite save vertinti, kas turi pirmoje vietoje šitą zoną, fizinis veiksmas, tai reiškia pasivaikščiojimas, tinkavimas šituo atveju, kas tai bebūtų, ta prasme, jums tai yra, kaip čia, poilsis. Ir šitą visą, jeigu mes įsivaizduojam, kad turim, pavyzdžiui, žmogų, kuris dirba buhalterijoje, reiškia per dieną reikia 12 valandų sėdėti ir toks makras, čia bus problema. Ką reiškia problema? Pagal šitą kombinaciją, jeigu mes kalbam apie Indrą, ta prasme, čia pasakyta taip, ta prasme, kad šitą visą per judėjimą, per kažkokį tai fizinį veiksmą, per kažkokį tai lakstymą, kas tai bebūtų, ta prasme, jinai randa ir savo ramybę, ir pasitenkinimą, ir netgi fizinę sveikatą ir panašiai ir panašiai. Ten Indra tikriausiai nepasakos, ką ten lanko, ta prasme, bet grubiai kalbant, ten su štanga miega, pusryčiams valgo plieną. Ne, aš tą pasispaudžiu, kad fiziškai mėgsti save drožti, prasme, ir tame jauti savotišką malonumą. Ne. Klausimas, kodėl? Va čia. Aš paneigsiu truputėlį, nes jeigu mes kalbam apie fizinį intelektą ir tu to suprasi, kodėl. Bet tie, kas miega su štangom ir tie, kas jau tikrai save drožia, tai čia va yra Meilutytės tipažas, va čia yra Šumacherio tipažas, va tai yra žmonės, kur pirmiausia... O, ir tu labai gerą pavyzdį paminėjai, būtinai pasižiūrėkit, Meilutytė, Šumacheris, palyginkit šitą zonas. Jo, bet aš ką noriu pasakyti, taip, mano zona yra kaip ir dominuojanti, bet jinai nėra tokia kaip pas Meilutytę arba pas Šumacherį, bet kas man yra svarbu, yra veidoskaita, yra žvaigždžių slėnis, tai yra gamtos terapijos erdvė, kur mes gamtoje renginėjom, yra namų sienų tinkavimas, yra 2 vaikai, ta prasme, apie tai, kad to veiksmo, tai nereiškia, kad aš turiu bėgioti po 10 km per dieną. Ne, tai aš taip turiu minėti, kad sakau, turi būti kažkaip tai veiksme. Taip. Man, pavyzdžiui, poilsis yra, turiu ten keletą mėgiamų filosofų, žinai, pasižiūrėti kokį nors ten podcastą, gyvenimo prasmės temą, žinai, man ten kaifas. Ta prasme, mes kiekvienas skirtingai pailsim, reiškia, ir šiuo atveju aš kaip intelektualas, ta prasme, aš per dieną turiu turėti, aš taip vadinu, savo valandą su savo smegenim. Indrai šiuo atveju patinkavimas ir panašiai.
Taip, ir čia kažkas rašo, sako, jei Indra pasuktų galvą į šoną ir nosis būtų 2 metrų ilgio, tai priklausytų emocijom, ar vis dar nepriklauso? Inesa, Vanesa. Inesa labai gerai šaudo, šiaip tai emocinis intelektas, jeigu taip objektyviai žiūrim, į antrą vietą eina. Tai tiek pločio turi, va čia truputėlį tokie išsišokimai, tiek ir aukščiai. Jeigu dar taip pasižiūrėtum, nu biški yra tos naselos. Tai atsiprašau, žinau, aukštaitišką, kaimišką akcentą. Nesvarbu. Taip, ir ta kūryba man yra labai aktuali ir labai įdomi. Bet kaip ta kūryba pas mane pasireiškia? Aš esu siutažo papuošlus dariusi, kalėdinius burbulus, dabar vėl noriu prie papuošuliukų grįžti, man tai yra smagu dėl savęs kaip hobis. Ta prasme, va ta kūryba, kur aš galiu išjungti galvą ir kažką tai tokio tiesiog kurti. Tinkas, tai vadinasi, dar susijungia kartu su fiziniu veiksmu, ar ne? Ta prasme, va taip atrandi, kaip tu save išreiški. Tai yra to emocinio intelekto, bet jeigu būtų visiškai 2 metrai, labiau negu kad fizinis išreikštis, nu jo, tai aš turbūt greičiausiai daryčiau meninės sienas ir tik tai tuo ir užsiimčiau. Nu, ten žinot, kaip būna ten piešiniai ant sienų. Tai galimas variantas, kad taip save išreikščiau, bet... Nu, ir jeigu traukiam tą visą apatinį trikotažą, tai šitą Nereik visą... viso? Ne visą. Leila pažįsta mano žmoną, ta prasme, ir mes, kur be nuvažiuojam, tai kokią nors nutinka nelaimė. Kas yra ta nelaimė? Nu, taip atlipom kažkur į pilį, ten koją susižeidė, darėm tą buvo. Tas, ta prasme, aš kurią pusę noriu paspausti. Nekritikuoju savo žmonos, bet, ta prasme, jeigu pamatytumėt jos makrą, tai ten, ta prasme, nu, nedaug. Ir šią dieną mano žmona turi pravardę, kur aš ją vadinu, sakau, nu, tu pas mane plentinė. Plentinė tai reiškia tik lygiom vietom vaikščioti, nes tikrai prisižeidus ir su paspirtukais nepaėjo, ir į pilį nepaėjo, nu, visur nepaėjo. Tai va, tai jai fizinis ne, bet šitą visą pas ją pirmoje vietoje, pavyzdžiui, yra tas pats, reiškia, centrinis tas centras, tai va, jai ten toks, kokią gėlytę pavostyti, ta prasme, nu, va, pabūt kažkur gražioje vietoje, ta prasme, va, būtent viskas, kas yra per tą emocinį intelektą, ir jai tai yra poilsis. Ir ten nusiperka pižamą su gėlytėm, ta prasme, gali su tą pižamą eiti į, ta prasme, į miesto susitikimą, nes, nu, jie graži tą pižamą, nes va, čia būtent per tą patį pajautimą. Tai aš tą pusę ir spaudžiu, ta prasme, kad toks, va, mes kiekvienas turim savo tą kaifo zoną, motyvą, pagrindinį centrą, nuo kurio pradedam kažką, tai ir dar tuo pačiu tas mūsų centras mums ir yra atsakymas į mūsų klausimus. Tai reiškia, jeigu kakta, ta prasme, aš turiu savo logiškai paaiškinti, aš turiu intelektualiai suvokti, kodėl, kas kaip. Aišku, minusinė pusė bus ta, kad kartais tas intelektas nusineša į tą pusę, kad pasidaro per daug viskas komplikuota, bet ant žemės guli šiukšlėje reikia pakelti, bet ten, žinai, ieškai prasmės, kvantinės ir panašiai. Va, lygiai taip pat su tuo pačiu veiksmu, sakau, galima ten per daug užsibėgioti ir ne kažkur sudegti, užsitrošti ir panašiai. Visi mes turim savo tą kažkokią tai ribą, bet esminis dalykas yra toks, kad, sakau, toks, kaip Indra minėjo, pabandykit savo sąžininkai atsakyti, kuri iš tų 3 zonų yra numeris 1, numeris 2, numeris 3. Tai va, ta pirma ir bus ta pagrindinė to žmogaus ašis, reiškia, per kurią tas žmogus veikia. Toliau antra bus papildanti ir dabar jau kalbant apie Achilo kulną, trečia vieta, va, ta, kur yra, kaip čia pasakyti, silpniausia, išreikšta ir bus silpniausia. Nu, pateiksiu pavyzdį, ta prasme, jeigu sąžiningai lyginam, tai šitą visą pas mane va, pirma vietoje kakta, antroje vietoje yra čia ir tik trečia vietoje yra čia. Ir dabar kur yra problema, ta prasme, va, iš to ilgo kaklo aš tą darau, ten 12 darbų vienu metu, bet išeinant iš šitos zonos, ta prasme, didžioji dalis tų darbų nepabaigti, nedavesti dėl ko. Nu, vat pradėjau galvoti, gal galima kitaip padaryti, arba čia gal, ar verta daryti iš vis ir panašiai. Tada skambina Indra, sako, malas makrą matėjai, sako, mačiau, nu tai va, sako, tai daryk darbas. Tai vienu žodžiu pastato mane į vietą ir aš darau darbus. Bet į tą pusę ir spaudžiu, kad šitą visą sąžininką. Aš puikiai žinau, vat, kalbant apie tą mano fizinį, šią vasarą aš dariau namie tokį vieną statybinį projektą, reiškia, nu ir fiziškai tai buvo sunku, blemba, sakiau, aš dabar taip gerbiu statybininkus, kad dieve tu mano. Šitą visą tai yra sunku. Ir suprantu, kad ne man. Ir kad aš buvau jaunas, tai reiškia, esu išbandęs ir tų tokių fizinių specialybių ir panašiai, nu ne mano. Net nuėjęs Gruzijoje į kalnus, užlipęs 3,5 km ant viršaus, aš savęs logiškai, kokio pyptas čia laipiu. Žiūrėk, o čia yra labai svarbus momentas, kada mes sakom, kad taigi aš lipau, aš dariau, aš kai jaunas buvau, aš ten ir tą išbandžiau. Klausimas, tu tuo gyveni? Jeigu ne, tai vadinasi, visa tai yra natūralus bandymai, hobiai, viskas yra gerai. Žiūrėkit, mes nesam, nu tik tai viena pusė medalių, mes esam kombinacija, natūralu. Ir kaip, pavyzdžiui, studijuojama tą veidoskaitą, tai pasižiūrėkit, kiek mes šiandien kalbam tik tai apie zonas. Ir Asta klausė, gerą klausimą, sako, nesuprantu, kodėl aš tiek laiko galvoju, o neveikiu, nes turėčiau duoti galvą negalvojus. Aš net Asta tavo nuotraukas atsidariau pasižiūrėti iš naujo prisiminti, nes aš kiek prisimenu, pas tave pirmoje vietoje iš vis yra veido plotis, tu esi apie vedimą, o kodėl daug galvoju, todėl kad kaklo plonas kakas, atsimeni. Atsargumas, dvejojimas, mes net per paskaitas, kai esam kalbėję, tu neigi tai, kas tau yra sakoma. Ta prasme, toks nepriėmimas, bet čia yra kiti dalykai.
Tai aš ką norėjau tik tai pasakyti, kad mes nesam, tik vienas parametras, tai ką Žydrūnas iš pat pradžių pasakė, esam kombinacija, o gali būti ir kaklo ilgis, kaklo storis, lūpos, nosis, akys, smakro atsikišimas, smakro pozicija čia ir visa tai dėlioja kaip vientisą puzlę. Bet zonavimas, jis gali tiesiog jau pirminę duoti informaciją apie tai, apie ką yra žmogus. Plentinis, kaip tu sakai, žinai, tai vadinasi, turi būti atsargiai, ten ekstrymo nereikia, mes, ta prasme, einam atsargiai. Galvoju. Vaikinai čia įvertins, ta prasme, tos tokios, kaip čia dailios mergytės, kurios visko bijo ir panašiai. Klausimas, kas? Ieškokit atsakymus makre, tai ten bus pakankamai silpna, siaura, kaklas to pačiu plonas ir panašiai. Kalbant apie astą, aš ir labai norėjau paantrinti šitą visą su astą, kita bėda yra. Pas astą yra mėlynas ir raudonas laidas sujungti priešingai, negu turėtų būti pagal elektros instaliacijos instrukciją. Ir asta labai stipriai turi išreikštą nestandartinį mąstymą. Dabar, aišku, neįsime tą nestandartinį, nes jisai randamas kituose bruožuose, bet principas yra tas pats. Tai pirmas dalykas daug galvoja, bet kitas dalykas jinai kitaip galvoja. Va, čia yra svarbus momentas. Ir šita visa pagrindinė diskusija arba net ne konfliktai, o tokie nesusipratimai, vadinkim, tai tiek mėlynam tinkle, tiek dar kažkur, tai ta prasme su asta ir būna, kad mes nesam apsitarę dėl žodinėlio. Kaip mes vadinsim tą ir tą, arba kaip mes suprantam tą ir aną reiškinį, ta prasme ir panašiai. Ir tada gaunas tokie, žinai, daužom sieną, nesuprantam kodėl. Bet galiu drąsiai teikti, kad asta tai yra žmogus, kuris nestandartiškai mąsto. Kitaip. Kitas dalykas, jeigu mes esame įpratę veikti kažkaip, tarkim, ne pagal savo sistemą, ar ne, dėl aplinkybių, dėl tėvų ir taip toliau, tai įteikti žmogui, kad tu turi savyje tą savybę atsinešęs, bet tu jos niekada nelavinai, tu niekada taip neveikiai, tai yra sudėtinga. Ta prasme, žmogui ir priklausomai nuo to, kiek metų tam žmogui, kas jaunesnis, tu jam galbūt dar lengviau tai priimti, bet kuo vyresnis žmogus, tuo sunkiau jam save performuoti ir jam įrodyti, kad jis turi savyje šitą charakterį savybę, išties irgi tam to sunku. Ne per seniausiai gavau skambutį iš TV3 ir skambučio esmė buvo tokia. Labą dieną, o dabar čia yra renkama nauja ta premjerė, Ruginienė, berods pavardė. Ir sako, gal galite perskaityti jos veidą, sako, o jums kas iš to? Bet čia visiems žmonėms būtų įdomu sužinoti, ką apie tai mano Vaidoskaitė. Kalbant apie veidą, sako, aš mačiau jos veidą, sako, aš neturiu jokių pretenzijų, sako, su veidu viskas pas ją yra gerai. Sako, dabar pagrindinis dalykas, ko jūs ieškot savo skaitytojams, savo klausytojams, tai jūs ieškot to, prie ko būtų galima prisikabinti, prasme, kažkokią formą, reiškia, aš jau kurią pusę spaudžiu. Yra labai daug komplikuotų dalykų. Kas yra komplikuoti dalykai? Mes nežinom Ruginienės įsitikinimų, mes nežinom jos požiūrį į pasaulį, mes nežinom daugelio dalykų, kurie yra tame centriniam kompiuterį, bet kaip jinai veiks tam tikrose situacijose, mes galim pasakyti pagal tą pačią Vaidoskaitę. Bet kol nėra pačio veiksmo, ta Vaidoskaitė netenka prasmės. Tai reiškia, mes pirmą turim žinoti. Antras dalykas, klausimas yra toks. Ar Ruginienė yra tas vienas žmogus, kuris už viską atsako ir prisiema visą atsakomybę? Ne, yra senų dėdų, ta prasme, toj pačioj partijoje, kurie irgi darys savo ten spaudimus, sprendimus ir panašiai. Tai klausimas yra toks, kiek priklauso nuo jos ir kaip čia yra susijęs su Vaidoskaita. O vat niekaip. Techniškai žiūrint, su jos veidu, kalbant apie vadovų lyderį, viskas yra ok. Bet šitą visą, sakau, mes ieškom ne to, tiksliau mes ieškom to, ko nepametė. Nes esminis dalykas dar yra toks, Vaidoskaita, tai kažkuria prasme įsivaizduoja, kad reiškia yra mašinos rėmas ir mes ten žinom, kokį variklį galim įdėti. Bet kaip jinai važiuos, čia priklauso nuo kompiuterio suderinimų, ten, nežinau, nuo smegenų paprastai. Net nuo vairuotojo, kuris sėdi. Būtent jo, nes esate tikriausiai gyvenime sutikę žmonių, kurie turėtų būti bailūs, bet jie kažkodėl nebailūs. Klausimas yra, kodėl jis turi savo galvoje tą įsitikinimą, kad jis ten eina kiaurai ir panašiai. Priešingai, ta prasme, tas didelis dramblys, ta prasme, turėjo būti pakankamai drąsus, ta prasme, jis sako, žinai, sako, aš visko bijau. Kodėl? Kompiuterio klaida. Ir va tų kompiuterio klaidų, ta prasme, mes iš tos elgsenos tik tai galim nustatyti, bet pavyzdžiui, pats tas rėmas, kalbant iš Vaidoskaitos pusės, jisai to nerodo. Dar noriu papildyti netgi. Šiandien kaip tik turėjau labai įdomų tokį darbinį pokalbį su bičiulė, kuri turi archetipų teoriją, bet šita archetipų teorija yra taikoma versle. Tai yra, kai kalbama apie brandą. Ir ten gali irgi pasidaryti tam tikrą testą, atliekant testą, tu turi galvoti apie tą veiklą, kurią tu darai ir kaip tu save pozicionuoji. Sakydamas tuos klausimus, paskui tu gauni atsakymą 3 archetipus. Kas pasidarė labai įdomu, kad žmogus, kuris vysto verslą, to žmogaus archetipas ir verslas, jo archetipas nebūtinai sutampa. Ta prasme,
tu gali į išorę su savo veikla pozicionuoti save kaip vienokį žmogų, kaip vienokį archetipą, o pats būti kitoks. Mes tiesiog pradėjom lyginti, žiūrėti, o vat kaip galėtų atrodyti ir tu matai neatitikimų, kad neatitinka, veikla yra apie tai, o žmogus yra ne apie tai. Ir ta prasme, žmogaus veido parametrai yra ne apie tai. Ir tada tu supranti, kad toks, koks yra žmogus, jis nebūtinai išoriai save taip reprezentuoja. Tai va tai, ką Žydrūnas ir sako, kaip važiuos mašina, kaip veiks, mes šitą, neatsakysim, nes labai dažnai mes užsidedam kaukės. Mes išmokstam būti tokie, kokie turim būti. Pozicionuojam save taip, kaip turim pozicionuoti kažkokioje tai veikloje, bet veidoskaita leidžia pamatyti esmę. Ir pavyzdžiui, darbiniai srity, kai manęs prašo pakonsultuoti atrenkant darbuotojus, tai iš karto sakau, kad kalbam tik tai apie žmogaus veikimo būdą ir tai, kas motyvuoja ir demotyvuoja, neinam į asmeniškumus. Mes irgi galim kalbėti iš karto apie tai, kaip žmogus veiks, kas jiems yra svarbu, dinamika, priešingai, kaip tai kažkoks tai pastovumas, mėgs ekspromtą, nemėgs ekspromtą, kiek jisai valdingas bus, o galbūt priešingai. Dar paprašiau, reiškia, mūsų vienas bendras pažįstamas rinkos administratorių. Ir irgi prašė būtent konsultacijos, sako, ta prasme, noriu pasirinkti, žinai, aš jam irgi pasakiau, sakau, tu pasakyk, ko tu ieškai. Tada jisai sako, aš pats nežinau, ko aš ieškau. Aš sakau, tas paklausiu dar paprašiau, sakau, ta prasme, tau reikia merginos, kurie stresinė situacija, aplamai kasdienybėj galėtų pati priimti sprendimą, sakau, ar tu nori tos sausos vykdytojos. Čia tada iš tų nuotraukų, kurias mes turime, mes galim pasakyti, ta prasme, kuri bus ta, kuri pati savęs bijos, save kontroliuos, ta prasme, ir bus ta gera vykdytoja. Viskas. Bet ar jinai bus ta, kuri jam teisingai išvirs kavą, ar jam patiks kaip žmogus, ta prasme, sutaps jų vertybės, ne, čia jau nebe mūsų pieva. Tai labai fainai, kad mes pradėjome apie tai kalbėti, dėl to, kad toks, kaip čia, žmonės, kurie to nestudijavo, nečiupinėjo, jie turi pakankamai daug tokių mitų, kad jau veidoskata tai ne apie žmogų, viską. Pakankamai daug, tikrai sąžininkai, pakankamai daug nuo to, kaip gimėt, kada tėvas paliko, viską ten pasakom šitą visą, bet tai nekeičia, ta prasme, to momento, kur reiškia yra jūsų centrinis kompiuteris, yra tos aplinkybės, kurios buvo jūsų gyvenime ir iš to susiformavo jūsų patirtis, jūsų įsitikinimai, jūsų vertybės ir panašiai ir panašiai. Tai lygiai taip pat kartais irgi mūsų klausia, sako, tai ar tas žmogus gali būti nusikaltėlis? Iš karto didžiosiam raidėm ir atsakom, kiekvienas iš jūsų prie tam tikrų aplinkybių, kurios bus jums reikšmingos, gali tapti nusikaltėliu. Tai pačiai Indrai kažkas nuskriaustų vaikus, ta prasme, Indra su mielu noru nusikalstų, ta prasme, blakstiena nenukristų. Tai į tą pusę ir spaudžia, mes visi tokie. Tai reiškia, tam žmogui, išeinant iš jo vertybių, iš jo įsitikinimų, iš tų aplinkybių, kurios buvo, ta prasme, ten tada atėjo tas momentas, kada jisai peržengė ribą. Ir klausimas toks, kažkom išskirtinis, jūs visi tokie patys, lygiai taip pat ir aš, lygiai taip pat ir Indra, lygiai taip pat bet kas. Bet klausyk, va čia yra įdomu kampą paėmė. Tai va jeigu panagrinėti, kaip tikėtina nusikalsčiau aš ir kaip tikėtina nusikalstų Žydrūnas. Tai jeigu aš nužudyčiau, yra didesnė tikimybė, tai Žydrūnas garantuotai darytų kokias nors finansinės aferos. Kodėl? Todėl, kad pas jį kakta. Ta prasme, jam reikėtų nusikalti. Tai nebūtai čia finansinis, ne, ta prasme toksai, man intelektualiai tai, ką aš darau, turi nebetekti prasmės ir aš turiu nebematyti vilties. Ne, aš ne apie tai, kodėl tu darytum, aš klausiu, koks galėtų būti nusikaltimas. Tai tarkim, jeigu mano labiau fizinis, kažką paimti, tai tavo labiau intelektualus, tai sakykim, žinai, viskas. Banko apiplėšimas ir išsiaiškinimas. Aš eičiau plėšti banką, tu žiūrėtum kaip kokį nors kriptovaliutą nusirpti, pavyzdžiui, žinai, internete. Aš galvočiau schemą, tai tam Taip. Aš ten kartu fiziškai neįčiau vogti, nes tu realiai, tiesiog greičiausiai sudegtum ten pirmam žingsnį kažkur. Tai. Nepatikimas, šitos fizinės pusės nepatikimas. Bet jeigu reikia kažkur tai sistemą kažkokią, tai reikėtų apeiti arba sugalvoti, kaip tu sakai, planą, žinai, va čia tada būtų Žydrūno arkliukas. Tai apie tą, kad nusikals galim visi, bet vėlgi Vaidoskaita gali pasakyti, kurioje vietoj kaip, apie kūrybininkus reikėtų pagalvoti. Jeigu tai yra emociukas, kaip jisai nusikaltų, tai jeigu emocinis intelektas pirmo vietoj, apie ką tai turėtų būti nusikaltimas, nežinau. Tai darom išvadas, potencialiai visi mes esam nusikaltėliai, bet dar kartą kartuoju didžiosiam raidėm potencialiai. Jeigu susikoptų teisingos aplinkybės, kabutės atsidarė, užsidarė ir kažkur dingo, tai šitą visą automatiškai mes visi galėtume peržengti kažkokią tai ribą, nes mes visi turim tą ribą. Tai va, išėjom iš to, kad nusikaltėlis jau yra tas žmogus, kuris padarė kažką tai, dėl ko mes labai lengvai galim paaiškinti, prasme, tai nebus parašyta veide. Pats kalėjimas, kaip po toks, ta prasme, jeigu žmogus tai pakankamai ilgai ten buvo, jisai kažkuria prasme atsispaudžia. Jeigu jūsų akis treniruota, tai jau kažkuria prasme galite atpažinti. Bet esminis dalykas yra tas, kad šita visa yra tikrai ten įsitikinimai, aplinkybės, kurios buvo, tie pavyzdžiai, kuriuos jisai galbūt matė, tos vertybės, kurios buvo aplinkui, jis sako, čia daug yra, reiškia, tų niuansų, apie kuriuos reikia kalbėti, bet esminis dalykas yra toks. Va, jisai peržengia ribą. Mes esam tie, kurie kol kas, ir aš tikiuosi, kad galbūt visą likusį gyvenimą ir neperžengsim tos ribos. Bet neabsoliutinkim iš to kampo tos Vaidoskaitos, kad jinai ta, viską atsako. Rugienienė faina premjera, Rugienienė pagal dizainą turi labai fainą lyderės paketą.
Dabar, kas yra aplink Ruginienę, kokie įsitikinimai, kada jinai vaikystėje iškrito arba nekrito iš to paties vežimėlio, mes nežinom. Tai va iš to ir gaunasi, prasme, kad mes galim analizuoti tik tai mašinos rėmą, kaip jinai važiuos, priklauso nuo labai daug ko. Nuo oro, nuo kelių sąlygų, nuo kelių inspekcijos, nuo mašinos, oi, tiek daug yra niuansų. Tai grįžtant prie praktinių dalykų, aš ką norėjau pasakyti, grįžtant prie tų pačių zonavimų ir to žmogaus skaitimo, kur dar tai yra visai gerai pritaikoma. Žiūrėkit, tose pačiuose santykiuose, kas tai bebūtų, ar tai būtų darbiniai santykiai, va, taip kaip mes su Žydrūnu, ar tai būtų asmeniniai santykiai, va, tas pats zonavimas veido gali labai greitai atsakyti, tai va, būtent kodėl jūs, tarkim, nesutarėt. Tai mums su Žydrūnu prireikė gerų 5 metų maždaug, kol mes įsikirtom, kad esminis dalykas mūsų skirtumai ir... Jau atidarinėjom geštaltus, tai reikia šiol manęs pyksta, nes reikia veiksmo. Vaik, aš jau sakiau, aš viską susitaikiau, po 8 metų aš jau tikrai susitaikiau. Ne, palyginus su to, kas buvo prieš 5 metus, tikrai dabar yra geriau. Aš tiesiog pradėjau tau dažniau skambinti ir viskas, dabar skambinsiu kiekvieną dieną ir viskas. Ir aš žinau, kad jeigu nepakelsiu, ta prasme, tai pamatysiu akis prie savo lango, žinai, ir paskui labai ilgai neįsiam potuko, žinai. Man geriau pakelti. Man šitas vaizdas, žinai, kur tada naktimis tave sekančias sakė. Jo, tai Hebra, grįžtam prie pamokos, jo, fiksuojam. Smakro teritorija, nuo smakro pačios iki nosios pradžios yra fizinis intelektas, nuo nosios pradžios iki antokių vidurio yra emocinis intelektas, nuo antokių vidurio iki plaukų pradžios, kur jie bebūtų, automatiškai yra intelekto zona. Tai dabar išeinant iš šitų trijų, ta prasme, savo atsakyti klausimą, bet neiki dar kol kas į bruožus, bet klausimas yra toks, kas numeris 1, numeris 2, numeris 3. Taip, iš Žydrūno mes žinom, tarsi pirma yra kakta, tai reiškia visur visada remsis intelektu, ieškos logikos, ieškos prasmės, bla, bla, bla. Antras yra širdis. Tai ir gaunasi, ta prasme, jeigu sudėsim kartu, ta prasme, ieškosim kažkokios gyvenimo prasmės, tai išeis, reiškia intelektuali širdis. Tai kas skaitėt mano tas knygas, ta prasme, ten yra atsilupusio intelektualo užrašai, reiškia viskas dėta į schemas, ten, jeigu vaikystėje iškritai iš vežimėlio, ta prasme, kairės veido pusės, tai bus taip gyvenime, jeigu ant dešinės, tai bus kitaip ir panašiai ir panašiai. Kodėl atsilupusiai irgi veidė matosi, kodėl atsilupusiai? Jo, vaikystėje šitą prasme, tenais aš grinai pabandžiau sudėti schemą, kas jeigu ten vaikystėje pagadinai orą, kai to buvo 3 metai, tai tada pasiekmes bus tokias, toks, ta prasme, viskas į kažkokią loginę sistemą, dėl ko? Dėl to, kad intelektas. Jeigu esate skaitę žmonių, kurie rašo knygas, tai yra tie širdukai, tai reiškia pirmas yra vis dėlto tas emocinis intelektas, tai ten būna rudens lapo švelniai palėtė jos odą. Ir tada Jose per 12 puslapių pradėjo sektis klyną. Čia iš vieno erotinio romano. Bet ne, aš kažkada užsidaviau savo klausimą, žinai, sakau, ar aš galėčiau parašyti komercinę knygą, o jeigu komercinė, tai turi būti tokia kažkokia patraukli tema. Tai kas tai galėtų būti? Erotinis romanas. Tai aš nepatingėjau, nuėjau biblioteką vieną, pasiėmiau, paskaičiau tik 12 puslapį, apsivėmiau ir sakiau, nerašysiu. Dėl ko? Nu, įsivaizduoju, per 12 puslapį aprašinėti, kaip jisai sekasi klyną. Nu, man čia buvo per daug, ta prasme. Aš ten spėjau nueit pavalgyti, ta prasme, arbatas pasidaryti. Grįžtam. Nu, o kitos merginos, jo, trinam lauk. Va, ir grįžtam į žemę, ta prasme. Tai va šitą visą širdukai, netgi, paimkime, pavyzdžiui, žmogus kalba ir iš kalbos klausimas yra toks, ar galima atspėti visas 3 zonas nematant žmogaus? Galima. Kodėl? Indra bus tavo, kuris sieks konkretikos veiksmo, tipo, ką darom dėl to ir dėl to. Jo, tai konkretizuojam dalykus. Jo, konkretizuojam, jo, toks Žydrūnai, blemba, kažką padarom, nes tada, jeigu nedarysim, bus tas ir tas, ta prasme, viskas aišku. Ir, reiškia, žmogus vien iš kalbos išsiduoda, kad jis labiau remiasi veiksmu. Tai, aš dabar apie tave, o aš Žydrūnui užduodu klausimą, kokį nors, nesvarbu, tai gali būti apie mašiną. Žydrūnas pradės pasakoti nuo prieš istorijas, mašinos gamybos atsiradimo, net ne mašinos atsiradimo, o žinai, akmens amžiuje žmonės važinėjo arba net nevažinėjo. Pirmiausia, atsirado poreikis važiuoti, tada jis papasakos visą istoriją, kaip tas poreikis vystėsi, kaip 1000 metų žmonės važinėjo vežimais mediniais ratais, tada kokį nors įterps anekdotą iš to, kokią nors išvadą tokią įdomią, suprantat, filosofinę, ir galiausiai pasakys, o ko tu klausai? O šitą viską buvo galima trumpai papasakoti per anekdotą. Anekdoto esmė yra tokia. Susitinka 2 gruzinai, 100 metų nesimatė. Ir vienas sako, pano, kaip tu gyveni? Ana sako, žinai, sako, mašiną nusipirkau. Tas sako, kokia spalva? Ana sako, tu esi matęs, vakare kalnuose, sako, vasarą, sako, leidžiasi saulė. Tas sako, jo. Nu, tokia pat tik tai mėlyna. Tai kažkas panašaus.
Ne, mes su Asta susikalbam, nes pas Asta ir pas mane, nu, ir pas visus tos centrinius kompiuterius, kur didelis, ten atsiranda ta problema, nuo dydžio atsiranda tas nestandartinis mąstymas. Ir žinai, pliusiniam variantą galima sakyti nestandartinis, minusinė tai iš tikrųjų yra atsilupę. Atsilupę tai reiškia toks, ten komplikuota viskas, tų laidų per daug. Nestandartinis pas jūsų Asta ateina ne iš kaktos dydžio, iš asimetrijos didelės. Ir iš asimetrijos, bet ir pats dydis dar duoda, kaip čia, kuo didesnis tas ir plus ta asimetrija, tai tuo labiau komplikuotas. Tuo baisesnė anekdotai. Tai kalbant apie santykius, įsivaizduojat, kad jūs turite kažkokį tai panašų pavyzdį, tai kaip tai vyksta? Vadinasi, tu paskambini žmogų su klausimu, tada tu klausai 15 minučių pasakojimo ir tu supranti, kad žmogus jau nuėjo stipriai ne į tą pusę, bet pertraukti tu irgi negali, nes žmogus yra ant bangos ir jis tavęs realiai negirdi. Tam, kad tu pertraukum, tu turėtum pradėti rėkti. Galiausiai užbaigė ir tu sakai, žiūrėk, aš ne to klausiu. Tai aš visą tą laiką veltui kalbėjau, tai čia apie tai, žinai, kada žmogų nuneša. Ir ta pati Indras skambina ir sako, ką darom, čia ne bet kam skambina. Ir tas bet kas, pavyzdžiui, sakysime, yra labai stipriai išreikšti to viso emocinių centrų, tai ten automatiškai visoje kalboje reiškia labai dominuos. Ten labai dominuos. Aš turiu pajausti, aš nejaučiu, kad čia būtų verta tai pradėti daryti. Visur, kas antram žodį, grubiai kalbant, skambės apie tos pačius jausmus. Nes iš tikrųjų, mūsų kalbėjimas yra labai stipriai susijęs su mūsų to dominuojančiu dizainu. Tai Indra, tas veiksmo žmogus, imam, padarom ir jie viskas aišku. Ta prasme, aš sakau, reikia pagalvoti. Tada Indra sako, pamatysi, sako, 3 ryto, akis prie savo namų langą. Aš einu daryti. Nesvarbu, kiek to fizinio intelekto aš einu daryti. O su emociukais iš tikrųjų, man reikia pajausti ir išjausti, kada susitikti. Kaip toks nėra, kad grinai priimamas sprendimas, nes tiem žmonėms reikia duoti laiko ne pagalvojimui, o susigyvenimui su pačia idėja pirmiausia ir kaip jinai rezonuoja kūne. Inesa gerą klausimą užduodavo, kaip atpažinti universalą per telefoną, nes mes šiandien neminėjom universalo, o jau akivaizdu, kad Inesa jau kažką baigusi tuo klausimu. Aš irgi svarstau, o kaip universalas? Mėtymasis turėtų būti toks, nešiojimasis truputėlį. Ir tas, o gal tą pabandom, gal šito, gal aną ir toks visas temas. Jeigu mediciniškai kalbam, ta prasme, jeigu įtarėt, kad jūsų draugas turi ADHD sindromą, tai nebūtinai. Gali būti universalas. O kas yra tas universalas, reiškia, jeigu tos visos 3 zonos yra lygios, tiek per plotį, tiek per ūgį, tiek per smūgį, yra didelė tikimybė, kad prieš mus yra žmogus universalas. Ir ką reiškia universalas? Bet ten jau prasideda truputėlį mėtymasis už tai, kad šitą visais gerai jaučiasi darydamas kažką fiziškai, bet ta prasme tai nedominuoja pas jį, tada pas jį pakankamai ok su to pačiu emociniu intelektu, ta prasme, ir intelektas yra ok. Tai jisai kartais nori kažko, kas yra fiziškai, tada tuo pačiu nori kažko, kas susijęs su kūryba, su tais pačiais emocijom, reiškia ir kitais dalykais. Ir trečia variantą, tas jam įdomu kažką tai daryti su galva. Tai va tie žmonės, kurie renkasi, reiškia, kažkokios tai specialybės, veiklas ir visą kitą, jeigu jie turi tą universalo kombinaciją, jiems žiauriai sunku pasirinkti. Va dabar čia jau artėja rugsėjas, tai pas mane jau buvo 3 galbūt mergaitės. Idėja tokia, reiškia, tėvai sako, va šiais metais mano mergaitė reikia pasirinkti jau tuos dalykus, kuriuos ten studijuos ir visą kitą. Ir pirma frazė ir būna, ta prasme, aš suprantu, kodėl tu esi čia. Ir klausimas, kodėl jinai čia, ta prasme, pas tą mergaitę, reiškia, ta bėda ir yra, kad visos 3 zonos yra lygios. Jie liktai traukia kažkur tenais, kur bus intelektas, jie visai įdomu yra ta pati kūryba, tai grubiai kalbant, mes šitą kombinaciją vadinam, reiškia, kirpėjo suvirintojo. Kirpėjo suvirintojo, tai reiškia, jinai nori pabūti ir ten kažkokia psichologė, jinai nori pabūti manikiristė, ta prasme, ir dar būtų fainai būti sporto trenerė. Ir tokie, niekur čia tarpusavį negroja ir panašiai. Beje, lyrinis nukrypimas, reiškia, vienai mergaitė ten išrinkom pagaliau tas kelias specialybės, aš ją iš karto įspėjau, sakau, žiūrėk, kokią tu dabar pasirinksi, sakau, nebūtinai čia bus paskutinė. Ir pasibaigė konsultacija, man mama rašo, ar mergaitė tiktų stomatologija. Nelabai tinka, bet aš pagalvoju tada truputėlį kitaip ir paklausiu, va čia būtent yra dabar kalba apie smegenis, apie įsitikinimus. Kiek mergaitė 10-balėj sistemų yra svarbus pinigai? Mama atsakė labai. O, tada sakau tinka. Nes kito atveju mergaitė neturės motyvo to daryti. Bet jeigu jai svarbu yra tas būtent finansinis, okei. Tai va iš to ir išeina, kad šitą visą sunkiausiai šitam pasaulyje ir beveik 35% žmonių, kurie pas mus studijuoja, yra universalai. Nes jų pagrindinis šiknoje esantis varikliukas yra what the fuck, kas aš esu, kokia čia to prasmė. Ir pirmas požymis, kad jūs esate universalas, reiškia, va dabar čia pas mus sugrįžo vasara, jūs kainat gatvė ir matot bičias pardavinėja ledus, pas jūs pirma mintis, kaip čia būtų ledų pardavėjai. Čia ne ta prasme, kad jūs norit būti ledų pardavėjais, bet šitą visą tas noras išbandyti 28 skirtingas specialybės. Aš netgi kažkokią vasarą buvau sugalvojęs tokį dalyką, kaip būtų fainai, kad būtų galima padaryti tokią darbo biržą universalams. Ir ką tai reiškia? Vieną savaitę ledų pardavėjas, kitą savaitę valytojas, trečią savaitę fūros vairuotojas, ketvirtą savaitę dar kažkas, tai toks prasme, kad blemba tu išbandyk daug skirtingų dalykų, apsivemk ir grįžk ir būk ta kirpėja suvirintoja.
Na gerai, duokim žmogiškesnį darbiškį pavyzdį žmonėms, kas iš tikrųjų yra universalai. Labai dažnai jie save realizuoja realiai, tiesiog per 2 darbus ir hobį. Ir tie darbai ir hobis yra visiškai niekaip nesusiję. Vienas iš mano tokių įdomesnių pavyzdžių buvo, kur mergina dirbanti mokslinį darbą, laborantė, ta prasme, bet jau ten kažkokį tai stiprų mokslinį darbą, mėgstanti bėgioti, visiškai logiška, ar ne ten laborantė, čia bėgioti, tai protas, fizinis intelektas, o jinai absoliutus universalas. Ir kitas jos hobis yra teatras. Vaidinti lėlių teatre. Man toks, ta prasme, iš vis atrodo nieko bendro neturėtų, bet štai tau yra emocinis intelektas. Ta prasme, ir jis sako, aš save puikiai realizuoju, aš puikiai jaučiuosi visuose veiklose, kurias aš darau. Ir čia svarbiausia, nepadaryti klaidos, nebūtinai iš to hobio, kurį turi lėlių teatrą, ten tas bėgiojimas, nepadaryti iš to veiklos ir verslo. O aš pažįstu kvalifikuotą ir dirbantį, praktikuojantį psichiatrą, kuris laisvalaikiu, ta prasme, dirba Bolte ir pristato maistą į namus. Geras. O tai kiek jis ten pacientų susirenka? Ne, jisai sako, žiūrėk, čia tas fizinis, ne, jisai sako, aš važinėdamas, sako, su to dviračiu, sako, pailsiu. Ai, su dviračiu nesumašina. Dar, sako, už tą važiavimą su to dviračiu man sumoka. Geras, su dviračiu nesumašina. Ne, su Boltu, su dviračiu, kur ten pristato maistą čia didžiuose miestuose, žinai, ta prasme. Man atrodo, ir Boltas. Boltas, ten kažkas iš tų maistų. Aš galvoju, kad, žinai, vairuotojas automobilio, tai galvoju, dar ir pacientų savo pasirenka, žinai, prisižiūrėti. Ne, ta prasme, jisai būtent, kaip jisai sako, aš gydau savo tą hebrą, kaip hebra, ta prasme, ten yra, kurie kartu visi dirba, žinai, būna ten progos pasišneka ir panašiai. Tai sako, nenori, sako, neišvengsi, bet šitą visą kvalifikuotas, praktikuojantis teatras, maisto pristatinėtojas. Vat jums sudarinta ir pirkėja. Tai žiūrėkit, baigiant iš tikrųjų norėtųsi šiandien per tą valandą ir įtilpti, vienas esminis dalykas, ką norim, kad išsineštumėt. Veidoskaita tikrai nėra šurum-burum reikalai, aš juos taip mėgstu pavadinti. Ta prasme, manęs bijojo bičiulė, kai susipažino su manim ir žinojo, kad aš užsiminėjau veidoskaitą, sako, aš 2 metus bijojau tavo į akis pasižiūrėti, nes man atrodo, kad tu tiesiog viską apie mane perskaitysi. Ta prasme, visas jos paslaptis, visas jos nuodėmės turi jų ar neturi. Ne apie tai yra. Veidoskaita yra nerealus įrankis ir pagalba jums patiems suprasti. Va čia geras komentaras, o čia gerai dabar save geriau suprantu. Tai va apie tai, kodėl jūs veikiat būtent taip. Kai atrodo, kodėl mane nešioja ir tada tu mėtaisi ir galiausiai kas ateina nusivylimas. Aš nerandu savo vietos pasaulyje, nes ir tą pabandžiau, ir tas, ir nieks netinka, ir toks tarsi net abejoji savim, nebepasitikė savimi, nebenori nieko naujo pradėti, nes galvoji, kad ir vėl mesi. Dėl ko? Todėl, kad tu nežinai, kaip tu veiki. O kai tu supranti šitą principą, čia ypatingai universalus, kai tu supranti tą principą, ten prie šitų zonų be abejo prisideda kiti parametrai. Edvinas rašo, sako, aš universalus, what the fuck. Taip, tu universalus, bet pas tave dar smakras yra stipriai atsikišęs. Tai jau čia iš karto indikuoja ką, kad tu būsi į veiksmą orientuotas neišvengiamai. Taip, tau viskas įdomu, nes 3 zonos vienodas, bet tu vis tiek būsi apie tai, kad tau reikia iššūkių, kad tau reikia judesio, kad tau reikia tikslų kažkokių. Tai, ir kaip jis rašo, man bėgioti per mišką paprastai neįdomu, jeigu nelyja, o jeigu jau per kliūtis, tai meditacija. Tai va čia yra apie smakrą. Tai visi kiti parametrai jie dajungia, parodo jums tiesiog jūsų veikimo būdą ir kai jūs tą suprantat, visiškai kitaip veikiat. Galimai jūsų gyvenime niekas nepasikeis, bet jūsų gyvenimo kokybė pasikeis. Va. Ir kartais per mokymus mums užduoda klausimą, kuris skamba taip, kaip būtų galima, nevartojant visų, gražių žodžių, pasakyti, kas yra ta veidoskaita. Tai man labai asmeniškai patinka tas apibūdinimas, kad veidoskaita tai yra 3000 metų tikrinta intuicija. Tai va čia tas ir gaunas, kad jūs visi tą turite, jūs pažiūrėję, galite pasakyti, šitas piktas, šitas geras ir panašiai. Taip, o ką uždeda ta pati veidoskaita, reiškia, mes tada patikslinam kiekvieną tą bruožą tame piktame veide, jeigu apie tokį kalbam, ta prasme, ir tada netgi galbūt atsakom klausimą, kodėl jisai piktas. Tai va iš to ir išeina, kad šitą visą, kaip jau ir minėjau pačioje pradžioje, reiškia, kas iš jūsų norit. Mes startuojam rugsėjo 22 dieną, šiai dienai dar galioja automatinė 20% nuolaida, reiškia, startuoja didysis kursas. Ir ten tikrai jau pažadam, kad per 30 sekundžių galėsit pasakyti tikrai pakankamai daug. Ir ta prasme, čia nebuvo tikslas jūsų apgauti, sako, bet kiek galėjom pabandėm ir pabandykite tas 3 zonas papraktikuoti, ta prasme, tikrai daugiau žymiai suprasit, žymiai labiau pagausit, kodėl nesusikalbat su vienu konkrečiu asmeniu. Čia ypatingai, ką Indrė irgi minėjo, reiškia, merginos ir vaikinai tarpusavyje, principas irgi tas pats. O žmona su vyru nesusikalba, sako, jeigu skiriasi zonas. Mes su Indra ne pora, ta prasme, turėjau savo vyrą, aš jį pažįstu, aš turiu žmoną, jinai ją pažįsta, aš kuria pusę spaudžiu, ta prasme, techniškai, jeigu tarp mūsų būtų konfliktas ir tai yra kabutėse pora, ta prasme, tai čia ir būtų. Į problemą einam, darom, ta prasme, tas sėdi ir ieško smegenų, kaip pavyzdys. Bet kada tu tai žinai, ta prasme, tada tas veikimas yra kitoks. Kaip mes jau dabar susišnekam, tai klausimas, kodėl. Jinai žino, tam dundukui reikia pamastyti. Tai tegu jis ten pavaikšto po savo tos kalnai Gruzijoje, saulėlydis ir panašiai.
Bet šitą visą paskui ateina riba, kur tu paskui mane pradeda spausti. Ir man tai yra gerai, dėl ko, vat, jos tas fizinis arba tas veiklumas, jis tai man kompensuoja. Dėl to, kad duosiu heką ir patarimą merginoms, jeigu esate panašios situacijai, ar su kolega, ar su vyru, vat, kur panašiai zonas nesutampa, žiūrėkit, nespauskit jo veikti, bet duokit jam sugalvoti. Ir, iš tikrųjų, tai yra tie žmonės, kurie, pavyzdžiui, jeigu tu atneši idėją, jis imsis ją tobulinti. O, iš tavo idėjas atsirado dar viena idėja ir viskas, ir ten pasileido. Ir nesijauskit dėl to kažkokia tai prastesnė, silpnesnė, kad jūs nesugalvojat, durnesnė neduokdė į tą pusę. Ne, tiesiog supraskit, jo stiprioji dalis yra būtent tai. Bet kai reikia kalbėti apie, o tai kas tai padarys? Klausimas, kiek jums yra kaifas daryti, tai tiek pasiimkit daryti. Jeigu jam ne kaifas daryti, susiraskit, kas gali tai padaryti. Bet aš turiu minty, kad nekelkit pretenzijos žmogui dėl to, kad jis nedaro. Paskatinkit tiek, kiek gali. Ieškokit sprendimų, kas padėtų daryti, jeigu pats visiškai negali, nenori, ir visiškai ne. Jeigu gali, tik tai reikia pastumėjimo, tvarkoja, bet tai neturi būti pretenzija, tai neturi būti priekaištas. Visom būna papurkštimų, suprantu, bet kaip pamatot, tame skirtumas. Taip kalbant, kiekvieno stiprybė pas mus yra galbūt skirtingose dalykuose ir kada mes, kaip Einšteinas sakė, jeigu mes pabandysim suprasti žuvį pagal jos gebėjimą įlipti medį, mes nesuprasim žuvies. Tai lygiai taip pat ir čia, ta prasme. Pas vieną stiprų intelektas, pas kitą veiksmas, ta prasme, pas trečią tas pats emocinis ir panašiai. Tai va čia iš to ir gaunas, ta prasme, kad sakau, toks leiskit tai antrai pusiai ir beje pas mus ten santykių tema didžiajam kursui irgi pakankamai stipriai išreikšta, bet leiskit tam kitam žmogui būti savimi. Nes pagrindinė santykių problema yra labai paprasta. Bet aš šiandien neperseniausiai žiūrėjau, dabar vėl iš toli pradėsiu, reiškia, kokia yra pagrindinė avarijų problema, tai pasirodo saugaus atstumo nesilaikymas, daugiau nieko, visa kita yra cherinė. O kalbant apie santykius, pagrindinė problema ir yra. Visos poros praeina ypatingai pradžioje tą momentą, kur kiekvienas bando kitą, kas tai bebūtų, pritempti prie savęs. O tai jeigu aš ten taip veikiu, aš taip darau, reiškia, turi būti ir tu toks pat. Ne. Santykiai prasideda nuo to, kad tai yra visų pirma priešingybių trauka. Ir tose priešingybės ir yra tos priešingos savybės, kurios viena kitą papildo ir sukuria labai fainą porą. Čia irgi imkim per paprastą, nežinau, aš mėgstu tokius buitinius pavyzdžius, pasimkit dėlionės detalės, tam, kad jos susijungtų, jos negali būti identiškos, jos kaip tik yra skirtingos, viena turi, kita neturi. Ir taip susijungus gaunasi paveikslėlis, jeigu abidvi būtų, tu dėliok kaip tu nori, jos nesusijungtų. Tai tas posakis, kad priešingybės traukia, yra šiaip labai apie tai, nes mes, kai veidoskaitą, bent jau aš, kai pradėjau veidoskaitą studijuoti, aš realiai pamačiau, kad santykiuose žmonės yra priešingi pagal parametrus. Aš čia nekalbu tiesiog, kad mes esame skirtingi, ne, bet pagal parametrus jie yra priešingi, jie yra papildantis. Tik tai tiek, kad iš pat pradžių tai traukia, tai yra įdomu, nes tai yra kažkas kito, ar ne? Tai žmogus kitoks, tai yra tiesiog smalsu. Bet kai jau mes pradedam santykius, tai tada, jau gana, gal tu jau galėtum būti toks, koks aš. Jau dabar tas smalsumas kaip pridingo, dabar jau norisi susišlifuoti. Aišku, kad tas šlifavimas natūraliai turi vykti, tu turi suprasti, kaip veikia tas žmogus, bet reikia atsikratyti pretenzijos, kad tas žmogus turi tapti toks pats kaip tu. Tiesiog. Taip. Komentarė Raimondas rašo, ką reikia sugalvoti. Raimondas, visam ta prasme, tai pasipėvelė, kaip pėvelė. Plaukų linija prasideda nuo užpakalio. Tai ką reikia sugalvoti? Reikia sugalvoti. Natūralu. Veikia savaime. Tai va, dėkojame visiems, kas dalyvatės. Kaip ir minėjom, reiškia, jeigu kažkas naujai prisijungia, tai kviečiam pasidalinti, bet šitą visą... Laikai, širdelės, kad būtų jūsų reakcija, pasidalinimas ir pirmadienį... Man išnyksiu vieną laimingą, kuriam padovanosim Veidoskaita praktinis vadovas knygą. Ir tikiuosi, kad kažką pasiėmėt šiandieną, kad ir mažą kažkokį tokį, kas pakeis jūsų santykį, žiūrint į kitų veidus, bendraujant su kitais. Tai va, tai dėkojom labai, kad buvot. O kas jaučiat, kad norit prisijungti, tai du dalykai. Visada galite pasižiūrėti Veidoskaitos bazinį kursą, kur yra tikrai patys pagrindai, savarankiškas, šiuo metu yra be asistentų, tiesiog savarankiškai žiūrint ir gaunat esminį informaciją. Dar iki didžiojo kurso tikrai spėsit tą padaryti už labai nebrangiai. O kas jau norit giliau ir jaučiat, kad tai yra įdomu, rugsėjo 22 dieną laukiam jūsų prisijungiančių. Jeigu kažkas prisijungia iš didžiojo kurso senųjų mūsų absolventų, dar kartelį pakartos, mėlyje, kitą savaitę gaudykit laiškus pas save pašte, jums ateis specialūs pasiūlymai visiems tiem, kas studijavo didįjį kursą ir norit papildomos medžiagos, tuos papildomus bonusus, kurie bus šitam mūsų jubiliejiniam didžiajam kurse. Tai va, tai turbūt tiek. Ligoninė. Dėkojam. Ir atsisveikinam tada. Reda, mums, man atrodo, reikia tavęs, nes mes ko gero patys neišeisim. Arba aš nežinau dar kaip išeiti. Arba...